Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ir taip skaitysime šiandien Šrimad Bhagavatam 7 giesmę, 15 skyrius ir 24 tekstas. Kripaya bhutayam dukham Devam jayat samadhina Atmajam yoga viryana Nidram sattva nishevaya Kripaya bhutayam dukham Devam jayat samadhina Atmajam yoga viryana Nidram sattva nishevaya Kripaya bhutajam dukham Devam jayat samadhina Atmajam yoga viryana Nidram sattva nishevaya. Prasham. Kripaya bhutajam dukham Devam jayat samadhina Atmajam yoga viryana Nidram sattva nishevaya. Скажите. Kripaya bhutajam dukham Devam jayat samadhina Atmajam yoga viryana Nidram sattva nishevaya. Да ну-ка, поскати. Kripaya bhutajam dukham Devam jayat samadhina Atmajam yoga viryana Nidram sattva nishevaya. Mataji. Kripaya bhutayam dukham Devam jayat samadhina Atmajam yoga viryana Nidram sattva nishevaya. Kripaya bhutajam dukham Sadvani Shivaya. Taip. Kripaya. Gailestingumą visoms gyvoms būtybėms. Bhutajam
kitų būtybių sukeltas duham, kančias, deivam, apvaizdos siunčiamas kančias. Džajat reikia pašalinti. Samadhina pasinėrusi transą ar meditaciją. Atmayam kūno ir proto keliamoms kančioms. Yoga virjana praktikuojant hatha jogą, pranajamą ir panašiai. Nidram miega, sattva niševaja ugdant brahmanas būdingas savybės. Kaip sakant, plėtojant darybės gūną. Ir taip, vertimas dieviškos malonės Šilos Prabhupados. Tinkamai elgiantis ir niekam nepavydint, galima išsivaduoti iš kančių, kurias kelia kitos gyvos būtybės. Pasinėrusi meditacijos transą pavyks nuslopinti apvaizdos siunčiamas kančias, o tokiu metodu kaip hatha joga ir pranajama praktika padės išvengti kančių dėl kūno ir proto negalavimo. Panašiai, sustiprinus darybės gūnos poveikį, ypač mityboje, reikia nugalėti miegą. Taip, komentaras. Privalu išmokti maitintis taip, kad nebūtų trikdomas ar kankinamos kitos gyvos esybės. Kenčiame, kuomet kiti mums sukelia skausmą ar net mėgina nužudyti, todėl neturėtume skaudinti ir žudyti nei vieno gyvos atvėrimo. Žmonės nentuokia, kad už nekaltų gyvūnų žudymą susilauks negailestingo materialios gamtos atoveikio. Visas šalis, kuriuose be reikalo žudomi gyvūnai, kamuos materialios gamtos siunčiami karai ir epidemijos. Visas šalis, kuriuose be reikalo žudomi gyvūnai, kamuos materialios gamtos siunčiami karai ir epidemijos. Todėl žmogus, sulyginęs savo ir kitų kančias, privalo užjausti visas gyvas esybės. Neįmanoma išvengti pavaizdos siunčiamų negandų, todėl joms užgriuvus reikia visiškai pasinerti į Hare Krishna mantrus giedojimą. O praktikuojant mistinę hatkos jogą galima išvengti nemalonumų, kuriuos kelia kūnas ir protas. Om Agyana Timrandasya Jananjala Shalakaya Chakshurunmiltam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamagyam Tismam Padantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bango Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishamana Suti Devi Pranama Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sinkubhyevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasad Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kripaya Bhuta Jamduham, Trivam Jaya Samadhina, Atmajam Yoga Hiryana, Nidram Sattva Nishevaya. Tinkamai elgiantis ir niekam nepavydint, galima išsivaduoti iš kančių, kurias kelia kitos gyvos būtybės. Pasinėrusi meditacijos transą pavyks nuslopinti apvaizdos siunčiamas kančias, o tokių metodų kaip hatha joga ir pranajama praktika padės išvengti kančių dėl kūno ir proto negalavimų. Panašiai, sustiprinus dorybės gūnos poveikį, ypač mityboje, reikia nugalėti miegą. O, labai stiprus tekstas, labai išaukštantas ir sako, kaip pasakyti, esmę.
gyvenimo esmę. Mes visi gyvenam šitam akliam pasaulyje ir ką mes patiriame? Kančias. Nesupranta, trijopas kančias patiria. Nesupranta tik tai kvailiai ir paramahamsus, jie nepatiria kančių. Smetame, tos gyvos būtybės, kurios pasiekė jų išsivadavimą, jos nekenčia, ir kvailiai, kurie gyvena neišmanymų gūną, jie net nesupranta, kad jie kenčia. Gyvulio formų jau jie yra, bet tik tai dar žmogaus pavydalė. Sąmonė gyvulė, o pavydalas žmogaus. Tai jie nesupranta, kad kenčia. Visi kiti, jie supranta, kad kenčia. Visi kiti supranta, kad kenčia. Ir mes kenčiam trijopas kančia. Šimad Bhagavatam sako, mes trijopam kančiam. Atidavika, atidbaunika, jie atmika. Taip, mes kenčiame pirmiausia, reiškia, nuo stichinių nelaimių. Čia Prabhupada sako, kad kada yra žudomi gyvūnai, kada yra pažeidžinėjami religiniai principai, apvaizda siunčia kančias. Tai yra, ateina stichinės nelaimės, epidemijos ir karai. Jeigu bus be gailesčio žudomi gyvūnai, jeigu mes kitiems sukelsim kančias, labai paprastai, ką mes kažkam tai darom, mes turim patys tai pajausti. Tai yra nuodėmės atpirkimas. Jeigu aš kažkam sudaviau, tai nereiškia, kad aš negausiu atgal. Ne? Nėra apdraustimo. Jeigu aš kažkam tai, kaip sakant, priejau ir su peiliu perpjoviau gerklę, tai nereiškia, kad man niekas tai nepadarys. Tas pats grįžta, vienas prie vieno. Suprantat? Ir jeigu mes, sakykime, žudome gyvūnus, valgom jų mėsą, vežam į parduotuvę, parduodam ir visame tam procese dalyvaujam, mes esam tie, kurie yra tie žudikai. Nesvarbu, kad tu su peiliu nevaikštai, reiškia, ir nepjaustai, bet jeigu tu valgai, jeigu tu parduodi, jeigu tu pristatai tą produkciją, jeigu tu susilieti su ją, reiškia, tu esi sąjungininkas. Esmė tame, kad kai vyksta teismas, ne, tai nuteisė ir tas, kuris už kampą žiūrėjo, kaip zekas buvo, ir tas, kuris per langą lindo, ir tas, kuris nusikaltimą padarė, tas, kuris vis atrakina, ir tas, kuris vadovavo tam visam procesui, daugiausia gauna. Sakant, jeigu pagauna, nusikaltėlius, visą bandą, kai pagauna, ne, nebūtinai, kad jie visi ėjo ir vogė, ne. Vienas iš jų kažkas tai, ir padarė tai. Bet dalinas visi rezultatų. Todėl ir mes, jeigu mes pasijungiam prie šito proceso gyvūnų žudymą, mes gaunam, kaip sakant, tas reakcijas. Nesvarbu, kad mes nevaikščiam su peiliu ir taip, kaip sakant, labai taip yra sakoma, kad dešrelės ant bananmedžių neauga. Medžiai nenusiskinsi. Reiškia, galim sakyti, mes nuėjome Maksimą, reiškia, Maksimui, nusipirkom, ten nebuvo jokia krauja, nieka, viskas švaru, gražu. Bet Maksimą neužaugino. Kol dėja iki Maksimas praėjo gal siubingą procesą. Kažkur vienas rašytojas Rusijos, Tolstojus, man atrodo, ne? Tolstojus, jisai specialiai keliavo į skerdyklą ir žiūrėjo šitą procesą, kaip jis vyksta, kaip atvedė jautį, kaip jį ten primušė, paskui kaip gerklę pjovė, kaip visą tą reiškia. Aš man tėvas vaikystėje pasakodavo, jisai veždavo gyvulius į skerdyklą, žinai. Ir man kaip vaikui pasakodavo, kaip pasakas. Man taip buvo siaubas, o jis taip su pasimėgojimu pasakodavo, kaip tą jaučių tarpuraginį, reiškia, kerta su
su elektros srove ir jisai nukrenta ir traukia jį ten, reiškia, traukuliai. Po to, reiškia, paatmėma, reiškia, yra tas telperis, nuleidžia telperį, prikabina jį už kojų, pakelia į viršų, perpjauna jam gerklę ir dar jisai pusiau gyvas, pusiau negyvas toksai, kraujas ten bėga, prieina ten moteris ar kažkas ten, kiti darbuotojai, reiškia, tas konvejeris čia vyksta, viskas vyksta konvejeris. Čia, reiškia, tas gyvūnas ten traukėsi, reiškia, nu, visą tą procesą. Prieina ir jam gyvam odą lupa, suprantat? Nu, traukia odą, nu, iš odos jį. Va. Ir visas tas procesas. Ir o jeigu žmogus tą viską pamato, po to jisai nelabai nori valgyti mėsos. Ko jisai eina į maksimą, jis tų dalykų nemato, reiškia. Jam atrodo, kad ant dešrelės, ant šitą augo, ant bananmedžių. Čia juokai labai rimti iš tikrųjų. Aš žinau, vaikystėje kaime, nu, pas močiutę važiuodavau vasarą. Labai mėgdavau kaimą, gamtą ir tokia vienatvė, nuo viso ko. Bet ten būdavo kiaulės pjaunamas. Ir kai jos pjaudavo, tai aš po kaldrą palysdavau dar ant galvos pagalvę užsidėdavau, kad negirdėti ir nežinoti. Nors dešreles tai labai mėgau. Bet nesupratau to procesą. Tai va, čia, kaip sakant, tokia įžanga, kaip Prabhupada sako, dėl ko paskui, reiškia, vyksta karai ir epidemijos. Kad mes nekaltintume Dievo, kažkokiu kitų, arba kas įsiverš, sakykime, Lietuvą ir ją užkariaus, kad tai jie yra kalti dėl mūsų kančių. Mes kalti todėl, kad mes kažką tai žudėm. Ir dabar mums reikia atpirkti savo nuodėmes. Tai, ką mes padarėm, niekas nepraeina. Viskas yra užfiksuota. Yra, kaip sakant, 3 prižiūrėtojai, kurie mums lydi visą gyvenimą, nuo pat gimimo. Seka mūsų veiksmus, mūsų žodžius ir mūsų mintis. Ir užrašinėja į Bibliją. Ir kada reiškia ateis mirties momentas, mes niekas nežinom, kada mūsų ateis mirties momentas. Va. Mes nueisim pas Jamaradžą ir 3 liudininkų akivaizdoje mums patiks sąskaita visų mūsų darbų, o Jamaradža yra tas toksai, kaip sakant, jisai yra patikėtinis Dievo, kuris padaro nuosprendį. Jis nėra kaltas, nu, kaip sakant, teisėjas nėra kaltas, kad tasai nusikaltėlis padarė nusikaltimą. Ir jis nėra blogas. Jis atlieka savo pareigas. Jis paskaičiuos, tiek tai tu nužudėjai, tiek tai išprievartavai, tiek to padarei, tiek to padarei, tiek to padarei, tiek įžeidėjai, tiek apgavai, tiek apvagiai. Žinot, kad viskas priklauso viešpačiai. Jeigu mes kažką dėl savęs pasiimam, reiškia mes kas esam? Vagis. Viskas į Dievą, ne mums priklauso. Kas mums priklauso? Net šitas kūnas mums nepriklauso. Suprantat? Mes jame gyvenam tam tikrą laiką, bet jis mums nepriklauso. Jeigu jis mums priklausytų, mes galėtume savo gyvenimą pratęsti. Suprantat? Ar sutrumpint dar, kaip sakant, stengia žmonės sutrumpinti. Bet jiem irgi nepavyks, todėl kad jie po to negauna kūną. Suprantat? Jie meta iššūkį Dievui ir sako, man nereikalingas šitas kūnas. Dievas sako, gerai, dabar tu gyvensi be kūno. Ką reiškia be kūno? Reiškia, norai ir troškimai lieka toje patys. Aš noriu valgyti, noriu gerti, noriu visų tų dalykų, bet kūno nėra. Suprantat? Aš noriu valgyti, bet neturiu su kuo. Neturiu įrankį, per ką aš galėčiau pavalgyti. Aš noriu atsigerti, bet neturiu nei liežuvio, nei burnos, nei skrandžio. Bet norai tai išlieka. Suprantat? Ir tos gyvos būtybės
patiria begalinės kančias. Ir rytą jos lenda į duobę, o vakare išeina ir vaikšto ir ieško, kaip sakant, savo tų, ką galim būtų pavampiruoti. Nes jiem reikalinga energija. Jie nori, bet negali nieko. Kūna nebėra. Ir tą laiką, kuris buvo jiems skirtas dar gyventi šitam materialiam kūne, jis gyvena tokiam būvį. Ir jis galvoja, kada jis daro šitas nusikaltimą, kad jisai pabaigia savo kančias. Bet jo kančias dar padidėja 10-teriopai. Ir už tos sielas iš tikrųjų reikia melstis, kaip sakant, ir prašyti Dievo malonės, jeigu kažką jie gerą kažkada gyvenime yra padarę, ir suprast, ant kiek jie dabar kenčia. Tai baisus dalykas yra. Baisus dalykas. Ir tai priveda, kada mes gyvenam nuodėmingai. Kada mes nuodėmingai gyvenam, mes gyvenam be Dievą. Čia priveda ateizmas prie viso to. Ateizmas priveda, žmonės netiki. Jie netiki, kad siela egzistuoja, kad kitas gyvenimas egzistuoja, kad mes nemirtingi, kad su mirtim niekas nesibaigia. Vakar labai Maharadžas gerai pasakojo, kad Šrimad Bhagavatame atskleidžia tą tiesą, kad mes nesam šitie kūnai, kad kūnas ir aš, tai du skirtingi dalykai yra. Aš gyvenu kūne, per kūną aš veikiu, per kūną aš matau, per kūną aš kontaktuoju su šitu pasauliu. Bet aš nesu tasai kūnas. Aš kažkada tėvelę klausiau, sakau, tai tu pasakyk, sakau, dėl ko širdis plaka? Kas priverčia širdį plakti? Kas judėti prie šitą mechanizmą 80 metų, dieną naktį? Mes miegam, jinai plaka, ne? Kas priverčia? Kas priverčia jų, patroną? Kas? Kas priverčia? Siela. Taip, iš sielos sklinda energija. Paramatma iš tikrųjų tą visą duoda jėgą. Jinai palaiko tą sielą. Ir kada sielai baigėsi laikas, paramatma, kuri randasi mūsų širdį, šalia mūsų, tas paukštis, kuris veda mums visus gyvenimus, jisai nušviečia mums tą kelią, į kurį mes stojam ir einam į kitą gyvenimą. Štai mato, sako, klinikinė mirtį mato šviesą. Ta šviesa, tai yra Dievas šviečia. Tau yra ten, kiek ten, 1000 nadių, gal geriau žinai. 300 000 nadių, tą kelių, tam kūne. Išėjimai yra pagrindinė, reiškia, čia išsivadavusias sielas išeina per viršų, nosis, burna ir čia įrojinės planetas, aukštesnės rojinės planetas, paskui, reiškia, iš širdies, jeigu žmogus yra materialistas, bet jis yra dorybėj, tai jis savo sąmonę pakelia iki širdies lygio. O čia išėjims yra, po to, reiškia, jau žemiau. Ir ten parapatinė anga išeina, reiškia, per genitalijas ir per išeina, jau, ta anga išeina į pragarus, į pragarinės sistemas. Pas viešpatį Maharadžą ateina tarnai, labai gerai čia, aš kažkada klausiaus, lekciją davė vienas senas baktas, dabar gal jau Maharadžas yra, Čitanja Čandra Prabhu, mokytojas, jisai pasakoja, kaip vienas atsidavęs, jisai tapo atsidavęs, jisai iš tikrųjų buvo nusikaltėlis, gal visi tą girdėjo, tą ne? Ir jisai ėjo ir su gatvėje, yra, kad negirdėjo kažkas tos atsitikimą, ne? Tai ėjo gatvėje ir sutiko, reiškia, baktus atsidavusius ir kažkaip jį sudomino knyga ir jisai ją įsigijo, o jisai buvo banditas,
nu, žulikas, kaip sakė, plėšikas. Ir paskaitė ir patraukė jį Krišna sąmonė, bet Sebra jo nepaleido, kaip sakant. Sako, brangusis Kot. Išėjimas pas mūsų tik vienas yra – mirtis. Arba mirtis, arba tu su mum, arba visą gerą, kaip sakant. Ir tada jis atėjo pas atsidavus, jis pradėjo sakyti, ką jam daryti. Jis nebenori daryti tų nusikaltimų, o jo draugai nepaleidžia. Sako, tu kartok šventą vardą ir viskas įsispręs. Nu, taip ir buvo, reiškia, jis kartuoja šventą vardą. Va, ir jie padarė susirinkimą, vyko restorane, visi susėdė ten, guliavoja, žinote, visą Sebra, jų užpirka visą restoraną, niekad ten daugiau nebuvo. Va, va. O jisai pasidėjo sulčių, jis sultis geria, jie neprieštarauja. Svarbu, kad su jais, reiškia, tu savas, nu, kad tu negirti. Ir vienu momentu įsiverčia kitą bandą su automatais ir pradeda šaudyti. Ir tas vaktas, ką jis mato, šalia to, kuris turi automatą, stovi du jamadutai. Ir rodo šitą. Jie pabach, nušovė. Tuoj pat tie jamadutai traukia jį iš kūną. Jis mato, kaip traukia. Ir paskui kiti rodo šitą. Jie aklai taip šauna. Ir tą nušauna. Nu, ir taip visą bandą iššaudė. Jis vienas liko. Jį nešovė. Ir jamadutai prie jo ir pasakė, mes dar reikia tavęs, dasagausime. Ir dingo. Ir tas visas tėvas sakė, su didžiausiu džiaugsmu, ten tokias virvės užriša ir ištraukė iš kūno. Ta siela ištraukė ir ten yra tas kelias, Garuda Purano yra aprašomas tas kelias, kaip jinai yra vedama, ką jinai patiria, kaip laukia tie gyvūnai nužudyti, kaip jai sukelia tas kančias ten. Labai gražu pasiskaityti, ypatingai tas, kuris dar nori kažką šitam pasaulyje daryti tokią negero kažką. Tai vat, pasiklausytų žmonių, kurie patyrė yra tos dalykus, kurie yra buvę pas Jamaradžą. Aš tai girdėjau, dar kitas ten pasakojo, kad per klaidą jį nuvedė pas Jamaradžą. Nu, per anksti biškį. Jisai priešinosi, jisai buvo ligoninėj tenais. Ir jį ten užlaužė rankas, ištuko. Bet ne tas rankas, ne materialias rankas, o subtilaus kūno rankas. Mes dar vieną kūną turim, subtilų kūną. Va, ir nutempė jį ten pas tą Jamaradžą, žinai. Jamaradžas sako, klausykite, dar biškį jam anksti, žinai. Nu tai ką tada, jį atgal. Po to jis atbėga pas Bhaktus, tą pabaktų. Po to jis atbėga pas Bhaktus ir paklausė, ką jūs čia darot, ką jūs veikiat, ir aš noriu tarnauti. Tie Bhaktai, kur ateina, tik tai nori tarnauti, daugiau niekada nenori. Kiti čia ateina, žinai, sako, mes pavalgyti ant to. Tie, kur praėję tą, tik tarnauti nori, daugiau nieko jau. Jie ten pabuvoja, Jamaradža tai dar nėra pragaras. Čia prieš pragarą yra tokia planeta. Nes jie Pitraloka. Įskaisinimą rūbai. Po to ten, kai nuteisė, jisai tai jau eina į pragarą. Jis sako, jau ten priartėja prie pragarą, jau, nu, daveda, jau zona yra, pragarinės planetas prasideda. Tai ten aimanas girdis, reiškia, tos kančias, nu, reiškia, kaip aimanuoja tos sielos. Milijardus metų. Pas mus prabėga ten diena, ten praeina, nežinau, gal 1000 metų. Įsivaizduokit, pasadina jūs į kėdę ir gręžia dantį be užmarinimą. Ir tai tęsiasi 1000 metų. Panašiai, vat. Po to, reiškia, vėl biškai atšaldo ir vėl toliau gręžia. Ten įvairias kančias yra. Šimad Bhagavatam 5 giesmėje yra aprašomas tos kančias. Už kiekvieną nuodėmę, kurią mes padarėm, yra tam tikri pragarai. Jeigu mes padarėm tokį pragarą, ir tą padarėm tokį pragarą. Į visus tos pragarus Jamaradžisai paskaičiuoja
sąskaitą suveda, kaip sakant, viską, kas priklauso, jis daugiau neduoda, negu nepriklauso mums, suprantat, jis yra idealus teisėjas, nes jis atstovauja viešpatį. Jis ne tai, kad aš tavęs neapkenčiu ir aš tave, kaip sakant, nuteisiau, dabar tu kentiesi. Ne, tu kentiesi dėl to, kad tu prisidirbai. Bet tu gali sakyti, aš neatsimenu, nežinau, tada yra trys liudininkai, sako, tokią dieną, tokią valandą, tą darėjai. Dar ten priklauso, su kokia sąmonė tu darai. Tu žodėjai dėl to, kad tau netyčia įvyko tas nusikaltimas. Sakykime, kažką ir užmynė, ir nužudėjai. Nu, tai kaip pasakyti, vienas lygis yra. Ar tu ėjai dėl to, kad tu iš tikrųjų neturėjai kažką pavalgyti, ne? Sakykime, tavo sprendės gyvenimo problemą, ne? Ar tu ėjai dėl to, kad patenkinti savo jausmus? Paprasčiausia patenkinti savo liežuvį. Tai yra dar su kokiu tu motyvu tai darai, tai labai priklauso. Ir tai yra sunkumas nusikaltimo. Jeigu kartais žmogus, jis sudalyvauja nusikaltime, netyčia. Jis ėja ten, pakliūva į tą situaciją kažkaip tai. Arba vairuotojai, sakykime, važiavo ir užmušo žmogų. Jis padarė žmogžudystę iš tikrųjų. Bet jis nenorėjo to žmogus užmušti. Bet nusikaltimą jis įvykdė, teisingai. Po to jį nuteisė ir jis sėdė kalėjime kartu su tais gangsteriais, ne? Bet jo nusikaltims ir gangsterio nusikaltims skyrė, supranta. Nes tas tai darė sąmoningai. Jis ėjo, suplanavo nužudyti, suplanavo tą padaryti, suplanavo išprievartauti ten. Jisai jau turėjo motyvą, dėl ko jis tai darė. O tas padarė, jam taip gyvenimas taip išėjo. Jis gali nenorėjo, bet išėjo. Bet jisai taip pat sėdė. Ką? Būtinai. Tai yra mūsų norai. Dėl ko yra nuodėmingi darbai blogai? Žmonės iš pradžių nežudo žmonių. Jie pradeda žudyti gyvūnus. Tik po daugelio gimimų jie daina ir pradeda žudyti žmonės. Kada mes atliekam nuodėmingą poelgį, iš pradžių jisai mums skauda širdį. Po to, kodėl jis yra blogai. Mes nieką nužudyti negalim. Visi yra amžini. Mes tą, kaip Krišna sako Bhagavad Gitoj, niekas nežūna. Net tu negali nieką nužudyti. Iš tikrųjų, visi amžini. Tik tai pakeičia kūnus. Suprant? Bet motyvas, dėl ko aš tai darau. Ir kad aš nuodėmingai darau, kad patenkint save, savo jausmus, ne? Tai yra nuodėmingas poelgis, ne? Tai gaunas mano įprotis. O įprotis tai jau po to tampa, reiškia, mūsų kaip religija, kaip paprotys. Žudyti gyvūnus dabar tampa kaip paprotys natūralus poelgis. Ir netgi sako, kaip aš gyvensiu, jeigu aš nevalgysiu mėsos. Tai yra natūralu. Ir net kažkokiai valstybei girdėjau, ar kad ten yra, net įstatymas baudžia, jeigu tas vegetaras, reiškia, tai gali pasadinti kalėjimą. Supranta? Tai yra blogai tapti vegetaru. Todėl, kad sovietiniais laikais tai sodindavo tikrai už vegetarizmą į kalėjimą. Dabar daktarai, pavyzdžiui, aš girdėjau, kad jeigu tu turi vaiką, ne, ir tu, reiškia, neduodi jam mėsos, ir jeigu tas vaikas pasiskūs ir ten, reiškia, dar bus liudininkai, tą vaiką gali iš jūsų atimti ir paskaityti, kad jūs jį nepilnavertiškai maitinat, o jumis net nubaus gali, kad, sakant, atim motinystės, tėvystės teisės. Ir visus, aš nežinau, aš nesu, kaip sakant, teisininkas, bet tos niansus aš esu girdėjęs, aš rimtų žmonių, kad jeigu, pavyzdžiui, pasakys kažkas tai, kad jūs vaikui neduodat mėsos, jumis gali nubausti už tai. Ir vaiką iš jūsų gali atimti.
Nu. Taip. Daktarai, pavyzdžiui, kada nuein, sako, ką jūs galvojat, čia bus maža kraujystė, ten, gemoglobiną sodym, ten. Aš nenoriu ten gilintis į mediciną, nes aš nesu specialistas toj srity. Bet aš tik vieną noriu pabrėžti, kada žmonės yra neišmanime, ne, kada randasi neišmanime, yra baisus dalykas. Tai yra, kaip sakė Prabhu, kad tas gangsteris jam pramatma įkvėpė eiti ir šitą nužudyti. Tai yra jo auka. Kodėl tapo auka? Todėl, kad praeitį jinai tai padarė. Jisai buvo gangsteris, dabar jie pasikeitė rolę. Čia jo auka, čia gangsteris. Tas, kur yra nužudomas, jis nėra nekaltas. Jis nėra nekaltas. Jis yra kaltas. Jisai kažkam tai taip pat padarė tą patį. Todėl dabar tas, kaip sakant, banditas ar kažkas tai jį nužudo. Arba į avariją pakliūna ir užmuša ne šiaip savo tą sielą pakeičia kūną. Bet jai skirta toks likimas. Dėl ko toks likimas? Todėl, kad praeitį jinai tą patį irgi padarė. Dabar jinai atperka savo, kaip pasakyti, nuodėmes. Kodėl seniau Čitanis laikais ir kitais būdavo mirties bausmė. Ir tai yra humaniška iš tikrųjų. Mirties bausmė palengvina nusikalteliui dalį. Jeigu pagauna nusikaltelį, jis kažką nužudė, už tai jis yra nužudomas, po to jis tenais nekenčia. Iš karto gauna kūną. Todėl, kad jisai mirties bausmė, jisai atkentėjo. Jam nereikia atkentėti. Jis atpirko tą nuodėmę, suprantate? Jis atpirko. Visas kančias, kurias mes patiriam, jos nėra šiaip savo ir ne už ką. Aš ėjau ir ranką įsipjojau, arba ėjau ir man kažkas sušėrė. Ne, viskas įvyksta dėl to, kad mes to verti esame. Ir Paramatma jo širdį pasako, eik prie šito ir tą padaryk. Arba eik ir tu jį įžeisk, ne? Arba eik tu ten tokius žodžius pasakyk. Kartais žodžiai yra baisiau negu reiškia tas peilis, kuris perpjautų. Galima žodžiais dar stipriau užmušti žmogų. Suprantat? Todėl mes visi esam to verti. Ir tik paprasčiausiai, kada mes stojame dvasinį kelią, tai nereiškia, kad mes nepatiriam kančių. Ne, mes patiriam, bet mes suprantam, už ką ir dėl ko. Bet mes stengiamės daugiau nebedaryti. Stengiamės gilinti žinojimą ir suprasti, kas mums sukelia tas kančias. Stengiamės daugiau nebedaryti. Į savo ateitį šviesinam. Ir šitą gyvenimą mes gyvenam dėl kitą gyvenimą. Kitą gyvenimą mums neteks kentėti. Tai yra dėl to palanku dvasiškai tobulėti. Aišku, aukščiausias gyvenimo tikslas yra pasiekti meilę Dievui. Bet jeigu netgi tas nepavyksta, jeigu mes pakeičiam savo papročius, netampam lietuviais, kaip man vienas sako, jeigu tu negeri alaus, tai tu ne lietuvis. Arba nevalgai mėsos, tai kas per žmogus? Kažkoks keistas man. Nei valgo, nei geria, nei rūko man. Nieko nenori. Kartoja burbeną nuo ryto iki vakaro. Čia galim melsti, sako. Sako, jau tavo močiutė meldės ten. Nueidavo į bažnyčią vieną kartą į savaitę. Visi religingas skaitė. O čia kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Aš sako, kada pasieksi 24 valandas, tada bus mano tobulumas. Kirtanijas anahari. Tai va, esmė tame, kad žmonės nežino, kad šitam gyvenime aš gavau tą kūną dėl to, kad aš esu nuodėmingas. Jeigu aš nebūčiau nuodėmingas, aš nebūčiau gavęs šitą kūną. Ir visas kančias, protinės, stikinės nelaimės, visas kančias nepadės Ayurveda. Mums priklauso kentėti. Mes galim mėginti išvengti, kažkiek sušvelninti. Bet jeigu priklauso mums
susirgti kažkokią ligą, mes ją vis tiek susirgsim. Tai neišvengiamai. Ir mes turėsime kentėti. Tai. Tik tai jeigu mes suprasime už ką ir dėl ko, mūsų kančia bus mažesnė ir beveik visai jos nebus. Jie sako, kad norint išvengti kančių, pasinėrusi meditacijos transą, pavyks nuslopinti apvaizdos siunčiamas kančias. Suprantat? Nes kančios vyksta mūsų prote. Mes kenčiame dėl to, kad protas kenčia. Tai yra, siela jinai nekenčia, bet protas kenčia ir dėl to mes kenčiam. Mes tapatinam save, jeigu ne su kūnu, tai nors su protu. Labai iki sielą sunku dasigauti. Dažniausiai žmogus, jeigu taip paprastai gyvena, jisai daina iki protą. Jis nebelaiko save kūnu, bet jis laiko save protu. Aš mąstau, aš žinau, aš tą darau. Ne? Anomalija. Kaip sakant, va. Ir ką reiškia pasinerti meditaciją? Meditacija reiškia savo protą panardinti į garsą šventą vardą. Panardinti į viešpatį. Jeigu mes sugebam, ateina mums kančias ir kančios metu mes sugebam savo protą atitraukti nuo kančios ir panardinti į Hare Krishna Mahamantrą, kančia nebeegzistuoja. Jokių kančių nėra. Yra, kaip sakant, štilius, brahmanas. Geriausia atveju. Tai yra geriausia atveju priema, o jau blogesnė atveju tai brahmanas. O brahmane kančios nėra. Ten amžinybės jausmas. Tave šitas pasaulis nebeveikia. Man praktiškai teko tokį patirti malonę. Dievą, aš gyvenau ir mane užplūda protinės kančias. Kai vienas gyvenau. Ir tiesiog norėjos bėgti per laukus, ten rėkti, šaukti, draskytis. Nežinai, viskas išėjo iš pusiausvyros. Ir pradėjau grinai melstis, prašyti Dievą. Ir atėjo sieloj tą širdį ramybę. Panirti meditaciją į šventą vardą. Atitraukti nuo kančių ir panirti. Meditacija reiškia. Meditacija nėra burbenti kažką, o tu kalbi ir protas taip pat tą patį kalba. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Čia kaip radimtuvas. Mes sukiojam tą bangą, ne? Ir ta banga, jinai kartais gauda 2-3 bangas. Ir mes galvom, ten mašiną, ten ratą prisuksiu, guolį pakeisiu, čia tepsiu ten, ar vėl kažką reikia padaryti, ar kažką prikalti, kažkur kažką iškepti, ar pamaišyti puodą, ar laikraštį paskaityti. Yra tokie pomėgiai, kad Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ką šiandien, kokias naujienas? Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Tai mes atidirbom, kaip negerai kartuot mantrą. Kaip nedėmesingai ją kartuot. Su įžeidimais. Yra 11 įžeidimas. Kartuoti nedėmesingai. Jau taip tų minčių užtenka, ne? Bet jeigu mes pasiėmų kompiuterį arba laikraštį ir skaitom ir kartuojam, aš čia suku tos ratus, reikia 16 atsukti, nes įžadus daviau dvasiam savo mokytojui. Bet man įdomu, kas tenai, tam kompiuterį, ar laikraštį, ar nesvarbu. Arba už vairą. Kaip mes galim važiuoti? Už mašinos vairo su džapu. Jūs man pasakykite. Mašinos vairo važiuoja, žiūri kelią, stebi, kad nepadarytum avariją, situacijas, taip toliau, ne? Vienas momentas. Protas dirba tik viena linkme. Jis negali dviem dirbti. 2 bangų nėra, arba viena, arba kita. Kita banga yra, aš pasineriu šventą vardą. Aš nieko nematau aplinkui savi, nieko negirdžiu, aš tik girdžiu Hare Krishna mantrą. Ką aš darau? Aš arba įžeidinėju šventą vardą, su džapa važiuodamas.
Arba aš nuvažiuoju nuo kelio ir užmušu kažką, arba pats susimušu. Nu, iš dviejų vienas, reiškia. Arba aš darau įžeidimų šventam vardui, arba aš nuvažiuoju nuo kelio. Nes jeigu aš susikoncentruoju pilnai, aš jau nieko labai kokių situacijų nekontroliuoju. Aš pilnai šventam varde. Suprantat? Tai nesuderinami dalykai yra. Ir kaip galim su džiapą važiuoti už vairą. Ir aš anksčiau važinėdavau. Ir mes važiavom, aš važiavau į Kelmę, vaikų kanatką. Ir man vidury, jisai buvo labai kantrus. Ir vidury kelio man pasakė tokius žodžius. Ar tu nori mane užmušti? Ar tu nedėmesingai kartuoji mantrą? Pasakiau, okei. Ir nuo tos akimirkas aš džiapą padėjau ir niekada nebekartuoju. Koncentruojasi kelią arba koncentruojasi džiapą. Į džiapą tai nepavyksta susikoncentruoti, kartuoji, tai tos mintis ateina, tu užmiršti, pasijungi, bet tik atsimeni vėl, kovoji. Tai kaip tu gali tą viską atlikti su kompiuteriu, su laikraščiais, už automobilio vairą. Tu negali tai atlikti, supranti. Tu turi atsisėsti nuošalioj vietoj, kaip sakė jogas. Atsisėda nuošalioj vietoj, panyra į meditaciją. Šventą vardą kartojimas yra meditacija. Ir toj meditacijai tu gali išvengti visų kančių. Ir tada iš tikrųjų kančių nėra. Ir sako, šventas vardas išgydo iš visų ligų. Tai kad lygas mums visas, kokias jos bebūtų, jos kyla iš mūsų protą, iš mūsų neteisingas mąstysenas. Jeigu pas manęs širdį graužatis, gali piktis būti išorinis, kad aš prieinu ir duodu kažkam į kaktą. Bet gali būti piktis tokia, kad aš susidarau savo viduj ir suspaudžiu tai. Aš niekam negaliu duoti per kaktą, bet aš išgyvenu tą pyktį. Tai tas pats piktis. Kokia liga? Kas pasakys? Kada aš nupykčiau. Pagrindinė liga yra vėžys. Dažnai žmonės, kurie susirga vėžiu arba serga vėžiu, vėžinis susirgimas, jie savo širdį užgniaužia pyktį yra. Tai va. Visas emocijas. Ir jeigu mes teisingai kartojam šventą vardą, jis išvalo mūsų tas emocijas neteisingai. Išvalo tą pyktį. Viskas tai pakyla. Ir išvalo mūsų grubų kūną. Tai yra ligas. Ligų nebėra. Šventas vardas išgydo. Nereik citramoną gerti. Kad migrena sergi. Migrena taip pat yra tam tikrų mūsų sąmonės. Visas lygas. Liga tai yra Dievo kalba su gyva būtybė. Visas lygas. Visa ir veda tai yra Hare Krishna mantra. Galim studijuoti ten kapką, vatą, došą, pitą, pasinerti tai. Bet vėl gimsiai, vėl bus kapką, vatą, došą, pitą. Bet jeigu tu kartuosi šventą vardą, tos 3 došas susikontroliuos, tik reik laiką. Pakeis mūsų mąstyseną ir kitą gimimą nebebus materialaus kūną. Ir jeigu nebus materialaus kūną, nebus materialių kančių. O bus palaima amžina, kartu su Krišna, po parankę vaikščiais, suprant? Ir koks paprastas metodas duos. Kali Jugoj čia, kaip pasakyti, atėjo už dyką ir dalina visiems. Imkit, nereik. Krišna Bhagavad Gitoj sako, sarvatgaramam paritėdžiam mamakam šaranam raja, ekam tam sarva pabėgimo, aham sučiak. Atmesk visas religijų atminas ir atsiduok man. Matai, ką aš prašau? Ir tada aš tau pasakysiu viską. Ką reik toliau daryti? Tu pirmą turi atsiduoti. Viską atmesk, atsiduok. Ką viešpačiai Tanė tie sako? Imkit ir valgykit. Ir būkit laimingi. Ir nieko neprašo. Turėk tas religijas visas, bet paimk šventą vardą. Kaip Kristus sakė, teisėj šventas tavo vardas, ne? Paimk šventą vardą ir kartok. Ir truputėlį patikėk. Ir gausim čiut malonės. Jeigu dar daugiau patikėsi, dar didesnį saldainį duosiu.
būk geras, valgyk. Zenandoj, jis dalina, jisai turgui sėdi ir prekiauja. Ir jam gūrą atveda, sako, va, ta siela jau nori. Nu, imk, sako, imk šventą vardą, jis saldainį dar plius tau duoda. Atvesk kitą kokį nors. Jeigu tu sugebėsi kažką atvesti, tu gausi 2 kart daugiau šventą vardą. Ką reiškia? Tavo tikėjimas augs. Kada tavo tikėjimas augs, tavo lygiai augs. Pirms yra šranka. Tikrai tu patiki, kad šventas vardas tas, kuris tavi išgelbėt gali. Bet po to reiškia prasideda sadgų sangata, badžina kryja, anarka nevryti, niška 70% jau sudegė mūsų tos blogos karmas. Jau mes ramiai galim sėdėti vienoje vietoje 10 valandų ir kartuoti šventą vardą. Arba kažką tai daryti ir niekur nebėgiosime, jau ramas esame. Pastovumas ateina. Bent kokioj tarnybai, kokie mes atliktume, vat kaip Ramgo Palas pavyzdys yra. Kiek metų aš neprisimenu, vis atvažiuoju iš čia ir atlieka kažkokią tarnystę. Ir niekur nelaksto. Reiškia, žmogus jau pasiekė nišką. Va. O paskui, reiškia, eina toliau rūčiai. Gali rūčiais pasiekęs, aš nežinau. Rūčiai tai jau ateina skonis. Jau nebetrūksta nei moterų, nei turtų. Jeigu mes tą lašelį, to nektarą vandenyną įkris į mūsų burną, ne? Visi materialūs tie mūsų pomėgiai tampa purvini ir niekam nereikalingi. Jeigu jūs dabar esat vegetarai, ne? Ir jūs išeitumėte į turgų, kur pardavinėjama mėsa, ne? Tai toj vietoj jums kažkaip nenorėtos būti. Norėtos, greičiau išeiti, nes tokia smarvė, ne? Nu, įsivaizduoti, ne? Tai moteris, pinigai, auksas, tokia pats smarvė. Arba vyrai, moterin vyrai ir taip toliau, suprant? Barzdotė tenais kokie nors. Nesvarbu. Čia ne apie sielą, aš neku apie kūnus. Dėl ko vyras traukia link moteris. Ne dėl to, kad jam patinka kaip siela. Tai dėl, kad patraukia kūnas. Moteris nežinau dėl ko. Vyras tai aš jau praėjau tą školą, mokyklą. Žinau tą visą savo sistemas visas, tas emocijas visas. Kupidonas strėles ir ten taip toliau. Visi traukia tik dėl to. Ir jeigu tu gauni to lašelį, tas viskas nublanksta. Jis nebeturi vertės. Ne tai, kad aš savo įkalu į galvą, kad tai nebėra vertės. Bet natūraliai jos nebėra. Natūraliai, kaip įėjus į mėsas parduotuvę, pabūtent kažkiek, vegetarų. Panašiai. Nebesinori. Ne tai, kad tu per prievartą atsisakai. Oi, aš nenoriu, bet iš tikrųjų noriu. Štai kitiem pavydžiu ir ant kitų pykstu. Žinot, kaip vyksta? Man jau baigęs laikas. Kad yra žmonės, dėl ko supyksta. Vat, pavyzdžiui, pyksta, kad kažkas tai mėsą valgo, ne? Dėl to, kad jie patys nori tai valgyti. Tada ateina pyktis. Tu matai, kad kažkas valgo, tu pats nori ir dėl to ant visų pyksti, kad jie valgo. Arba tu tampi žolėėdžiu. Galvoji, o tie valgo pieną geria. Aš vegetarai, bet jie pieną geria. Ten kitas ant pradas praeina, ne? Kokios nors. Ir mano, kad kažkas valgo, galvoja, o, kokie nenaudė, galėtų ant pradas gyventi. Reiškia, pykčia nenugalyta ir pavydą nenugalėja. Pavydas išlieka. Mes materialiai galim pakilti. Mes galim pereiti praną, ten mistinės galės, įgyti jogai, kaip Durvas Amunis. Jis net pas viešpatį Narainą nukeliavo. Bet jis įžeidė Maharadžą Ambarišą. Jis turėjo tokią sitkim, tai, kaip sakant, mums net akise nematyčiau. Tokių mistinių galių. Ir net iki viešpatės dėja, bet kas iš to? Jisai su viešpačiu jokio kontakto nėra, bhakti nėra, meilės nėra. Jis vėl sugrįžo į materialų pasaulį ir turėjo atsiprašyti Ambarišą, nes jis jį įžeidė. Tai va,
Visas tie sugebėjimai, jie yra materialūs iš tikrųjų. Ir nėra ko didžiuotis, jeigu viešpats kažką duoda. Reikia suprasti, kad tai mums nepriklauso. Ir jeigu mes kažką įginam, tai mums kaip malonę davė už praeitį kažką. Jeigu mes kažką sugebam, įginam kokį talentą, aš, pavyzdžiui, labai gražiai dainuoju. Aš gražiai dainuoju. Arba aš labai gražiai groju. Arba aš moku piešti, o tu nemoki. Kas tu ber žmogus nemoki nupiešti? Žiūrėk, kaip aš gražiai piešiu. Koks aš dailininkas. O kodėl aš moku piešti? Kodėl pas manęs tas talentas? Krišna sako, aš esu talentas. Krišna duoda tą sugebėjimą. Krišna duoda atmintį. Jis duoda mintį. Jis parodo tau vizualį, kaip nupiešti. Tu jau matai. Muzikas jisai girdi. Jis simfoniją girdi. Jis tik paprasčiausiai užrašo. Jis tik įrankis yra. Viską kūrė Krišna. Bet tai gyvai būtybei duoda tą galimybę, todėl kad jai skirta tai gauti, tą talentą. Tai mano laikas jau senai baigęs. Atleiskit šiandien Akadišas ir mes pasnikavim, todėl aš leidau truputėlį užtraukti. Jeigu kas dar nori, gal kažką paklausti, kas nenori, gali užsiimti kažko kito. Noriu paklausti apie, kurie, sakėt, nusikaltėlis žudydami išlaisvina nuo kančios kitam gyvenime, o tie patys, kurie tas mirties bausmės vykdo, nesikelia savo būsimų kančių kitos. Ne. Jeigu jie vykdo pagal teismo nuosprendį, ne? Jie ne. Kaip ir, pavyzdžiui, yra jamadutai, ne? Tie, kur atveda į pragarą. Ir paskui pragarė jie kankina tą sielą. Bet jie tai nuodėmės už tai negauna. Jie yra atstovai. Yra teisėjai, yra tas, yra, kaip pasakyti, yra policininkas. Policininkas, pavyzdžiui, nusikaltėlį pagavo, ne? Ir už tai tas nusikaltėlis buvo nužudytas, ne? Tai turėtų tą policininką po to, netgi dieviškas teismas nuteis, kaip tu žmogų reiškia atvedė ir jį nuteisė mirties bausmę. Suprant? Ne. Jisai teisingai padarė, jisai vykdė savo pareigas. Mes kiekvienas privalom vykdyti savo pareigas. Bet jis turi teisingai vykdyti savo pareigas. Jis turi teisingai teisti. Be kyšių. Pinigais nepaperkams. Suprant? Šypsena nepaperkams. Nieko nepaperkams. Kas, koks įstatyms duots, kaip parašyta, taip turi vykdyti. Savo nieką nepridėti. Kodėl mes karmą užsitraukiam? Todėl, kad mes vykdom viską iš savęs. Be savęs ir iš savęs. Bet jeigu mes esam tik įrankis, sako, tad Krišnas įrankiu, ne? Ir nuodėmės nebėra. Arjūnai jis sako, tu privalai žudyti. Žudėms tai yra nuodėmė. Bet šventam kare tas karas ne tai, kad jisai užsitraukia nuodėmę, bet jisai įgyja Krišną sąmonę. Suprantat? Jis meilė Dievui įgyja žudydams savo senolius. Už tai labai svarbu yra motyvas ir su kokia mes sąmonę darom. Jeigu teisėjas sėdi teisme, jis atstovauja. Teismą atstovauja tiesą, ne? Prisiekia prieš visus, ne? Bet jisai nuteisė neteisingai. Už tai jis bus nubaustas. Bet jeigu jisai atliko savo pareigą, kaip pareigą, jisai pagal kodeksą, pagal viską, kaip priklauso, jisai atliko savo pareigą, jis už tai neneša. Tai vairuotojas važiavo kely, suklydo ir žmogų užmušo. Už tai jisai sėdė kalėjime. Aišku, kaip sakant, jisai kenčia, jisai kalėjime kenčia, bet jis nėra gangsteris, tai yra švelninančias aplinkybės yra. Kada tu padarai sąmoningai, nesąmoningai, žinai, su kokiu motyvu tu padarai, ką tu už tai gavai, ar tu nieko negavai, tu paprasčiausiai klaidą padarai. Kito žmogaus klaidas labai daug kainuoja. Žinot, kaip pas Ramachandra atvedė, ar pas kažką, tai į teismą buvo brahmanas,
kšatrija, vaišiai, šudra. Ir jie padarė vienai tą patį nusikaltimą. Ir šudras pasakė, paleiskit. Vaišė pasakė tenais. Kšatrija pasakė, o brahmano mirties bausmė. O jie padarė vieną tą patį nusikaltimą. Kodėl? Bet jų sąmonės lygis ne vienods. Šudra, kad ir išgerisai, jis už tai neneša atsakomybės. Bet jeigu brahmanas išgeria, viskas. Tai yra intelektualas. Jam kaip mirties bausmė, tokia, nugaunas. Tai yra dar nuo sąmonės lygio, nuo žmogaus, suprant. Jeigu sėdi teisėjas, jis atstovauja, tada jis nėra prasmės būti teisėjų, tai tu būk valytoju, nereikės tau už tai kentėti. Bet jeigu tu jau sėdi ir atstovauji, tiesą atstovauji Dievą ir kalbi, kaip sakant, iš kodeksą, tu atsakai, kaip ir vairuotojas, jisai važiavo ir sako, aš nekaltas, aš suklydau, bet vis tiek jį pasodina į kalėjimą, kad jis užmušo žmogų. Nors specialiai jisai to nedarė, netyčia. Kam nepavyksta, kam neatsitinka nelaimės? Atsitinka. Niekas nėra neapdraus nuo nelaimės. Čia ne man spręsti, broli. Aš nesu, bet aš tik žinau vieną, kad nusikaltims, jeigu yra vykdomas, dar žiūri nuo... Tai sako, vat, kaip atvedė pas tą, jisai šudrą paleido, sako, tu šudrą, tavo tokia sąmonė, ne? Tu padarė tą nusikaltimą ir jį paleido. O tu vaišė, tu jau sąmonės aukštesnės. Jau, tau reikia. Su nalogą mokėti saurantį. O jeigu kšatrija, tai tu iš viso saurantį. Kaip tu? Tu valdai žmonės, tai kaip tu gali valdyti žmonės? A jeigu tu administraciją randys, tai darai nusikaltimą. Koks tu pavyzdys esi, ne? O jeigu tu esi mokytojas, įsivaizduoji, kunigas ar mokytojas, ir tu darai nusikaltimą, tu visus mokai, o pats darai, tai tau mirties bausmė. Nes tavo toks lygis yra. Tu atstovauji. Sako, akį. Galima, tai pavyzdžiui, apie šudrą, tai yra įstatymas, kad nežinojimas neleidžiama atsakomybės. Pasodina į kalėjimą. Aš nežinojau, kad negerai vogti. Arba aš nežinau, kad mane pagaus. Visą laiką nepagauda, bet vieną kartą pagavo. Netyčia. Paramatva išdavė. Lindau per langą ir koja užkliuvo. Ir apgriuvau. Įtiesiant ant šuns. Netyčia. Nežinojau, kad taip. O jeigu įstatymai nebūtų yra, jeigu dabar tas panaikinta mirties bausmė, ar teisėjai už tai kažkokią neša karmą, ar ne? Už viską neša karmą. Šitam kalė amžiui nėra kita kelė, nėra kita kelė, nėra kita kelė. Nereikia gilintis į tai. Reikia kartuoti šventą vardą. Ir mėginti koncentruotis. Ir kiekvieną dieną daugiau ir daugiau kartuoti. Ir toliau būti nuo tos materialios gamtos ir nuo tų visų kančių. Švenk kančių. Visi nori. Jūs norite švenk kančių, dėl to atėjo čia. Ar dar patinka ten? Sako, tasai dvasinis gyvenimas prasideda nuo tos akimirkas, kada mes suprantam ir nebenorim kentėti. Jeigu mes dar norim, prašom, didelis pasaulis, visas durgas, Dieve pasaulis platus. Gimimo nesuskaičiuojama daugybė. Jūs dabar jauni, jūsų kūnai jauni. Ten 20-30 metų. Galima daug mėgautis, džiaugtis gyvenimu. Dėl ko aš čia atėjau? Klausyti Šrimad Bhagavatam. Kažkoks tai tikslas yra, dėl ko jūs atėjot? Pradėjau domėtis. Labai gerai. Va. Tai va, kaip pasidomėsite, suprasite, kad visi ten kenčia. Ir jeigu aš nenoriu kentėti, tada aš ateinu Šrimad Bhagavatam.
pabendrauti su Krišna. Ir kada žmogus, kartais jis ateina čia ir net priima ir dvasinį mokytoją ir taip toliau, bet jis dar nori ten. Pas jį viduj noras yra. Ir jisai sugrįžta vėl ten. Bet tada taip įprasuka, kad jeigu jisai jau ateina, tai daugiau jau nebenori ten. Nes ten iš tikrųjų ašarų pakalniai. Iš tikrųjų žmogus, kada jau pasiekė dar aukštesnį lygą, jisai eina tenais iš gailestingumą ir neša tą žinią, šventą vardą, iš gailestingumą. Iš pradžių, kad apsivalyti pats eina, kaip pat važiuoja į Harinamas eina arba šventą vardą kartuoja, kad savo širdį apvalyti, ne? Mes visi, kad save apvalyti. Bet kada žmogus apsivalo, pas jį ateina laimės pojūtis ir ateina begalinis gailestingumas kitom gyvom būtybėm. Ir tada jis eina iš gailesčio. Ne tam, kad apsivalyti, bet tam, kad jis mato jų kančią, jam baisu darosi, jis nori jam padėti. Jam nieko už tai nereikia. Tai yra šventi žmonės. Pavyzdžiui, gūrų atvažiuoja, vien dėl to ir priima mokinius. Gūrų žino, kad nedaugiau 12 mokinių. Tai Vedas sako, pavojinga. Mokinių daug turėti pavojinga. Pasiimi pusę. Karma pasiemi. Pasiemi žmogų. Pasiemi jo nuodėmes. Ką reiškia? Tau reikės viską išgyventi, pernešti. Ir tu už jį atsakingas. Bet iš begalinio gailesčio, aš tai gyvai būtybei, matydams, galvoju, gūrų nematą, kokie mes lygiai esam ir ką mes galvojam, ir ką mes norim. Jis viską mato. Bet jis galvoju, duosiu aš jam malonę, gal susiproties. Gal vieną kartą susiproties. Kiek galima. Suprantat? Ir jis iš begalinės malonės, jis aukoja save, atiduot savo kūną, kad tau padėti. Tai yra daroma iš gailesčio. Ir Anžas Svami paklausė kažkada mokiniai, kaip dėl sankirtanas, knygų platims, kaip jūs priimat, ar mes aukojam jūs, tos lakšmės, tos pinigus, viską, ką jūs priimat, žinai, kada jūs sako, eisite iš gailestingumą kitom gyvom būtybėm, tokius rezultatus aš priimu. Tai yra, eiti, nenorint nieką savo ir matant jų kančią ir norint jiem padėti. Į Harinamas eiti, į dalint prasadą, dėl ko Prabhupada įvedė Futpalai programą, duot žmonėm, iš gailesčio jiems, kad duot jiems malonę. Prabhupada būdavo važiuodavo, tai jie skrydavo ten ar lėktų, kur jis kojas iškišdavo. Gulėdavo, kojas iškišdavo, kad kažkas eitų, užkliūtų už jo pėdas ir gautų malonę. Ten yra istorija apie stiuardėsę, kaip jie stiuardėsė pro jį ir iš ten valdė ir pėsdu akivaizdai pagavo, hopti burną stiuardėsę ir suvalgė jam. Paskui užkaitė jam pieną, atnešė. Ir po daugelį metų, kai Prabhupadas nebebuvo, kažkoks platina knygas kažkokiam ten, reiškia, prerijos Amazonės. Ir kažkokiuose džiunglėse atidarė duris moteris, džiunglėse. Ir pasakė, užeikit. Aš viską žinau, Prabhupada, viskas aišku. Ir jinai ta buvo ta stiuardėsė. Tai Prabhupada dalindavo malonę. Apie tą Indradyumnas Svamis pasakojo, apie tokį ten buvo, kur gatvėj miegodavo. Purvins ten, bomžiks. Ir tas bomžiką, tada tie iš šventyklą į Prabhupadą atvažiavo. Ir jis ten, Prabhupada davė pripėdo, kad prisilietė ten bomžį. Jis ten nugriuvo. Man vakar tas patiko labai irgi. Jis irgi puolė prie kojų, reiškia, jis visiems ten lenkės, jis visų malonę prašo. Ir taip įdomių reakcija žmonių. O prieina prie pasauliečio žmogaus. Suprantat? Ir lenkėsi jam į pėdas. Ima jam už pėdų. Žmogus. Bomža. Tas, sakytum, purvins jis, aš žinau, traskytas.
sakytų, šlykštų. To žmogaus veidą, šypsena ir rankas jis taip tuksūdė išlaiminti. Įvairios variantai. Nu įvai, bet dauguma aš. Kiti pasimet, o kiti laiminta žmogus. Ir aš pagalvoju, supranti, ką reiškia toks gestas. Tu prieini žmogui ir pėdas, nu jam nėra kaip tau, ir snukį duot. Tu vis tiek turi nuglostit, supranti. Nu ką jam pasakysis jau, pilnai tau atsidavė, supranti. Atmani vietana. Na. Gal kas nors nori paklausti. Man įdomu, kaip yra su medžiais, jeigu jie turi sielą, tai sąmonė labai prislopinta. Ir juos galima kirsti ar ne? Ir kokį tada tikslu? Ar galima kirsti, ar ne? Nu, ta prasme, juk jie vis tiek, jeigu turi sielą ir prislopintą sąmonę, tai lygiai tas pats, kad išlaikyti gyvūnus, su gyvūnų sąmonę ištesti. Taip. Tai va, tai Net žolės skinti negalima. Žolė taip pat yra. Ir morkų yra. Kaip man vienas pasakė, sako, aš dirbau ten, bet tai sako, jūs vegetarai. Tai palauk, sako. Jis ypatingas buvo. Sako, taigi, morkui taip pat siela yra. Ir burokėlį, ir bulvė. Tai kaip jūs nežudot? Bet jis nežinojo, kad aš Hare Krishna. O aš sakau, aš Dievui siūlau. Aš nevalgau. Aš Dievui siūlau. Ir taip paėm kaip prasadą. Dabar kaip yra naikinami miškai, tai yra taip pat nuodėmė. Tai yra gyvas būtybės. Dar medžiai skiriasi irgi šiek tiek. Yra medžiai, kurie neša vaisius. Yra medžiai, kurie neša spyglius. Suprantate, konkorėžius. Yra skirtingi medžiai, bet jos irgi visas gyvas būtybės. Visas gyvas būtybės. Ir jeigu mes tai darom dėl savęs, visas mūsų gyvenimas yra pilna nuodėmė. Mes galim nustoti mėginti kvėpuoti, bet mes įkvėpiam daug mikrobų, kurios taip pat nužudom. Tai irgi nuodėmė. Smetame, jeigu labai giliai pažiūrėti, mums reikia Hare Krishna kartu. Suprantat? Ir medžią prieit, šiaip savo laužyti, žudyti, ne. Bet, atsiprašyti. Ir jo kūną panaudoti, kad pastatyti namą, kuriam bus giedamas šventas vardas, bus šlovinamas Dievas, tas medis, jisai gaus kitą gimimą nebe medžio, o dvasiniam pasauliu kažkokį. Todėl, kad ta siela išsivaduos. Nes jos kūnas buvo panaudotas tarnystė Dievui. Va, visasana padaryta irgi iš medžio. Čia padaryta iš medžio. Neišvengiamai. Ir morką išrauni, suvalgai. Buvo pasiūlęs viešpačiai. Iš pradžių siūlai dėl to, kad valgyt nori. Bet kada paaugi, šiek tiek Krišna sąmonėj, tada žiūri, ką Krišna nori. Ir siūlai, man labai patikdavo Kankavarui. Kankavarą davė į parduotuvę, jis galvoja. Sakytų, va reik nupirkti Krišnai, jis ryžius mėgsta, vaisius mėgsta. Aš galvoju, kaip tas žmogus perka dėl Krišnos. Aš to noriu. O jis perka tik dėl Krišnos. Ir visur jis mato tik Krišną. Keista. Kažkoks keistas, bet labai įdomus. Ir man jis patinka. Ir dėl to aš pasakau Krišna sąmonės. Tai buvo žmogus, kuris buvo mano pradininkas, įkvėpė mane. 90 metai. Eidavau aš pas jį. Jis man padarydavo prasadą, pridėdavo didžiulį bliūdą. Su tokiu didžiuliu kaupu. Aš valgydavau, galvodavau, aš dirbu ir valgau pas jį, jis niekur nedirba, nieko neturi. Kaip aš galiu valgyti? Ir nugriūnu. Kai nugriūnu, prabundo, jau laikas namo. Viskas einu, sakau, eik namo, iš kitą bliūdą. Ir vėl pavalgau. Ir vėl apie Krišną kalbam. Va, kai būsim mes dvasiniam pasauliu, sakytum, susitiksim.
saulė leidžias, jau saulė leidžias. Mama laukia, vaikai laukia maži. Sūnui tada buvo kiek? 7 metai, 8. Dukrai daugiau 12 metų. Nu gerai, sako, eik. Kitą rytą vėl iš darbo važiuosi dviračiu. Ir vėl tas pats pro jį. Reikia pravažiuoti pro jo namus. Ir tas dviratis varo sustoja. Nes tie kvapai negali pravažiuoti. Dviratį šoną. Jis išgirdo tokį balsą, tik tai bubum, tik tai nukrito. Per duris įsiveržė alkanas. Futbolai. Maitino taip mane. Maitino po mėnesio laiką. Teisingai dar sūnaus nebuvo, tada žmona lakės. Kaip tik pat sūnų kiek metų, jam dabar 20 metų. Tai prieš tiek metų buvo. Tai po mėnesio, kai biškita žmona buvo ligoninė, ten buvo sveikata, kai laukės vaiko. Tai kai po mėnesio grįžo, su manim nebesušnekėjo. Aš jau kalbėjau, Hare Krishna. Всё, nebesušnekėjo, всё. Dar 10 metų po to gyvenom, po to. Ką, nebesušnekėjo. Hare Krishna tada. Nu, taip. Gal jie dabar mane žiūri per šitą, nes sūnus domės jisai, per kompiuterį pasižiūri. Ką padarysim? Tokia tiesa. Aš jam sakiau, sakau, atleisk tėvui jo visas nuodėmes. Taip, mato, jeigu žiūri, kaip sakant, ką jis pridirba. Nu, ką padarys, tavo vaikystė tokia buvo, sakau, tau taip buvo skirta, tu galbūt turėjai augti be tėvą. Nu, kažkaip mes bendravom, dabar atvažiuoja pabendravom. Tai va, toks aš nusikaltėlis esu. Negalvokit, kad aš čia ponė fidė kažkoks. Man pasadyda, sako, sėsk, skaityk. Čia vat jie pasako jums, tai Gaurachandrim pasako. Aš tik tai tas esu, per ką pasakoju. Jūs jauni dar. Visas gyvenimas dar prieš akis. Taip, laiminu jūs, kad kartuotumėt Hare Krishna, negyventumėt veltui. Kartuotumėt Hare Krishna. Čia man kaimynka įdėjo, sako, paimk laikraščių, žinai, paskaityti. Sako, neskaitau. Paskui galvoju, pečių prakurti reikės. Gerai, duok, sakau. Parsinešiau, pasidėjau, kaip pečių kurti, atvečiu ombračių. Ūkininką patarėjas, ten toks, anoks, ten tas primedžia, tas prikūlė, tas tą padarė. Žiūriu, valandą praėjo, galvoju, o brač, visą valandą vėl tai pragyvenau, brač. Visokių nesąmonių paskaičiau. Nieko gero. Tuščia, viduj tuščia. Visą valandą, įsivaizduoju, gyventi valandą jau trumpiau, saulė jau pasisuka, nebesugrąžinsi. Čia juoktis nesinori. O gal tau 2 valandas dar lyka gyventi į visą gerą. Mano gyvenime teka žmogui, aš vidurnaktį paskambinu, bet aš jam nenorėjau paskambinti. Gaučiausiai nuspaudžiau ir paskambinu. Kai paskambinau, jis atsiliepė, pradėjau kalbėti. Sakau, atleisk, aš nenorėjau tą skambinti, bet kažkaip išėjo. Sako, aš esu ligoninė. Jis baktas. Mes įsišnekėjom, jis pasakė, ten dėl žmonių, sakau, neperdėm, sakau, mes sueinam kaip tie rastai plaukdami upiai, susiliečiam kai kada, bet upė mumis įskiria, mes vėl įsiskiriam. Mes galim kaltinti kažką tai, bet iš tikrųjų laikas yra visako priežastis. Mes taip gražiai pasikalbėjom, kad jis neperjuntų, o po mėnesio laikas mirė. Ir jis buvo kaip jūs, mes panašiai mano amžiaus, gal biškai jaunesnis už mane. Jau jo nebėra. Ir daug žmonių, taip man teko. Dabar įdomiai buvo, tai reiškia, prieš senai ten žmonos sesers vyras. Ir mes susitikom po daugelį metų, gal po 10 metų. Ten rašiau, dokumentus tokius. Bet netikėtai susitikom.
Ir aš paklausiau, kaip tu gyveni? Oi, sako, aš medžius pjaunu. tą darau. Mes taip draugiškai pasišnekėjom su juo, žinai. Po mėnesio man skambina skambutį, žinai. Sako, jis už mane jaunesnis daug, gal jis kokį apie 10 metų jaunesnis už mane, jam apie 40 metų. Nu, apie 40, 39, 40. Sako, klausyk, sako, Edmundas mirė. Kaip mirė, sakau, klausyk, mes šnekėjom prieš mėnesį. Jisai dar gyrės, kaip jis ten tos medžius, ten pjauna kažką dar. Sako, viskas, sako, infarktas buvo. Ir sako, net gaivino. Nuvežė ligoninį, nespėjo atgaivinti. Ir paliko kūną. Va. Todėl kiekviena valanda, kiekviena akimirka yra labai svarbi. Mes turim, sakau, mano gyvenimo natūraliai. Jaunesnė mano pusbrolis. Aš pats vyriausias buvau iš anūkų. Jisai gavo žemę, tai buvo prūdas, nuvažiavo su draugais, prie savo žemę jau vadinamą. Ir galvoja, jis ten cukrinius runkelius augindavo, dar cukrų gamindavo Lietuvoje daugiau, ne kaip dabar. Va, ir paskendo. Ta pati pirmą dieną, pirmą vakarą. Ir žmogus, jisai gyvenime beveik niekada negerdavo, jis toks buvo labai, iš tikrųjų geras žmogus buvo, geras pusbrolis buvo. Tada su draugais kažkiek biškai išgėrė, ėjo tą, jį paralyžavo ir tas prūdas sutraukė jį. Ir jau nebėra daug metų. Peltų gyvenimus pragyvenus. Nebėra. Va, nebesugražinsi jau. Akimirka prabėga. Todėl niekas nežino. 30, 40 metų, 10, 20 valanda, pusę valandos. Čiagi buvo, vienas žmogus sakė, jis atėjo Kirtaną, ne? Ir numirė. Kokia malonė, atėjo Kirtaną, va, prie visų. Vyksta Kirtanas, žmogus atėjo, iškėlė rankas, paliko kūną. Bomžas kažkoks. Va, ir bomžas buvo. Įsivaizduoju. Tai va, įsivaizduoju, čia va, altorinė prieš dievybės atidarytas Kirtano metu. Ne, aš nesakau, kad nepasisekė. Todėl, kad jo likimas tai baisus, jis bomžas buvo. Palaip. Tai va, bet jam pasisekė. Bet tai rodo, kad mirtis mes nežinom. Iš tikrųjų, mes nežinom. Bet čia buvo Krišnos malonė, aš taip nepavadinčiau. Man irgi buvo. Man prieš 20 metų buvo ta malonė. Man teko patirti. Bet mane sugrąžino. Ir nuo to man prasidėjo dvasinis gyvenimas. Štai aš taip labai, stipriai griebiaus. Aš palikau tą pasaulį, man išnešė į viršų tenai. Ir po to, kai sugrąžino, pirmi mano žodžiai buvo, dėl ko aš gyvenu, kokia gyvenimo prasmė ir ką aš turiu daryti. Nes aš supratau, kad už savo veiksmus aš esu atsakingas. Čia ne iliuzija, čia labai rimta. Čia galima juokauti, kol dar juokeliai. Bet ten yra labai rimta. Labai rimta. Todėl mes šitą procesą turim priimti labai rimtai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ačiū labai.